gamtos terapija. Vilniaus rajonas, teka upelė Girija, čia apylinkės, labai smagu pažygiuoti, pasisveikatinti, toks sausas rytas, pagaliau nustojo lyti ir koks grožis. Baltaliemeniai beržai. Ir va čia, čia šunelis amsi. Šunelis savo teritoriją gina. Ir labai smagu. Čia ir šiaurietiškom lazdom prasieiti, pakeliauti. Galima ir žygį suorganizuoti ir tiesiog pasivaikščioti ramiai, pakvėpuoti grynu oru, išjausti medžių energijas. Gera. Tokiu būdu ir pati sveikatinuosi ir kviečiu ir kitus, kas turit galimybę, laiko ir sveikatos. Čia šitas apylinkės aš gyvenu, man paprasčiau gyvenant gamtoje, bet galima ir atvažiuoti. Molėtų plentas vat jau iki šitos 26-7 kilometro atkarpos jau praktiškai užbaigtas, sutvarkytas ir galima jau drąsiai važiuoti. Plento rekonstrukcijos nesiimsiu vertinti. Manau, kad, kaip ten sakė, vodka bez piva dingina vėter. Tai ir čia toks, nežinau, matau daug į orą išmestų pinigų, kad 25 metus šito plentu važinėjant, tai šita rekonstrukcija, manau, kad didelė dalis pinigų yra į orą arba pinigų plovimas, vadinkim taip. Manau, kad ir projektas ne visai tikęs, ir darbų kokybė. Ir tai, bet atvažiuoti galima, nereikia dabar kratytis žvyrkelių, aplinkelių, ką teko visą vasarą. Čia per tas duobes laužyt mašiną, bet jau tiek to, štai plentas jau dabar turi dangą ir galima drąsiai važiuoti iki geografinio Europos centro, net iš karto čia jis visai netoli. Galima aplankyti Bernotų piliakalnį, 4-6 mūsų eros amžius. Galima Liubavo dvarą ir malūną aplankyti, irgi visiškai greta. Jeigu čia to žvirkeliukų, tarp medžių ten, kur matosi, jo važiuojant, tai ir išvažiuotumėt į Liubavo dvarą. O jeigu priešinga kryptim, tiesiai, geografinį Europos centrą. Bet labiau tai skatinčiau keliauti pėstute, su šeimom, su savo mylimais gyvūnais, su draugais, su artimaisiais. Visiems linkiu sveikatos, sėkmės, sąmoningumo ir ramybės.